Labą dieną. Su Luiza Elena mes einam pasivaikščioti. Šiandien šalta. Ryte buvo galbūt netgi -4. Bet dabar saulė šviečia ir dabar rodo +1. Tai labai šviežias oras atrodo. Ir mūza taip pat. Ir mes einam truputėlį po mūsų miestelį pasivaikščiot. Šiandien labai graži saulėta diena. Ir pas mus labai ramu, labai rami gyvenvietė. Ir sekmadienį šiandien, tai ne taip daug mašinų. I found snow. Aha, oh, wait. Jeez. He is friendly. Yeah, she's wet. Čia. The way. Matosi mūsų 2 ilgi šešėliai. Nes žiemą saulė yra žemai. Nors dabar yra galbūt net turbūt 12 valandos nėra. Dar rytas. Bet saulė žiemą žemai. Ir mes įeiname dabar į parko. Mūsų miškelio teritorija tokia. Truputėlį pasilgome gamtos. Nes per visas šventes mes nelabai kur ėjome. Buvome beveik visada namie, išskyrus nueidavome arba nuvažiuodavome į parduotuvę. Ir truputėlį jau atsibodo sėdėti namie. Tai norisi išeiti pasivaikščioti. Nieko čia ypatingo nėra, tiesiog brūzgynai va. Sniego mes neturime, bet mes turime šerkšną. Va šitas va baltas lietuviškai vadinasi šerkšnas. Vaikai aišku norėtų, kad būtų sniego. Bet dėja, kol kas pas mus nesnygo dar. Visa, ką mes galime gauti, kol kas tai tik šerkšnas. Ir sustingusios ledų balutės. Čia pas mus Anglijoje tokie brūzgynai apaugę būna gebenė. Augalas, kuris vadinasi gebenė. Eime parodysiu. Angliškai vadinasi poison ivy. Bet čia jisai yra labai populiarus ir labai gajus. Ir jisai visus metus va visžalis. Visus metus jis būna visada žalias. Ir jisai ganėtinai atsparus šalčiui. Ir va tokie medžiai apaugę būna šitą gebenę. Tokia visa teritorija vien jinai yra labai invazinė šita gebenė, labai greitai auganti ir jinai tokia yra vijoklinė ir jinai greit apsiveja medžio kamieną. Ir jeigu tu ją neatsikratai, tai jinai pasidaro tokia kaip piktžolė. Bent jau Anglijoje. O Lietuvoje jinai yra vertinama kaip dekoratyvinis augalas. Bet Anglijoje tai jinai yra piktybinė. Ir žmonės ją visada nori atsikratyti šitą gebenę. Va, kokie jos yra, kaip jinai apsiveja aplink kamieną. Ganėtinai tvirtai. Ir jeigu tu ją įleidi, tai jinai va kaip tiesiog kaip
kaip vampyras įsikabina ir tokias netgi šakneles išleidžia praktiškai ir tvirtai prisikabina prie medžio kamieno. Ir būna apveja visas tvoras taip pat, jeigu nieko nedarai. Mūza apsiviniojo aplink mano koją. Hello. Palauk, Mūza, ką tu čia dabar? Reikia ją palakstyt. Ateik, paleisiu aš tave palakstyt. Ateik. Paleiskime mes tave palakstyt. Čia žmonių nėra, mašinų nėra. Jinai gali pabėgiot. Ja, aišku, Luiza gali pabėgiot taip pat. Paukščiukai kaip gražiai čiulba. Vau, kur čia tas paukščiukas taip gražiai čiulba? Kažkur medyje. Va, turbūt šitame kažkur čia šituose medžiuose tupi ir gražiai čiulba. Au, kaip gražiai čiulba, man labai patinka, kaip paukščiukai čiulba. Vau. Tokie žiemos paukščiai. Labai gražiai. O! Girdi, kaip čiulba gražiai. Tutuk, tutuk, tutuk. Bet kai ateina pavasaris, tai pavasarį galima girdėti truputį kitokių paukščių. Bet dabar čia tokie žiemos paukščiai. Jin mėgsta nešti pagaliukus. Jei reikia toli numest, pabandome numest. Metam. O, papa! O! Nors jinai maža, bet jinai mėgsta nešti pagaliukus. Mūza, pagaliukas, kur pagaliukas? Kur pagaliukas? O! O! Išsilūps dantis visus. Nusilauš. Gerai, einame toliau. Štai ir mes po truputį grįžtam namo. Nuėjom didžiulį ratą aplink mūsų miestelį. Ir pavargom. Jau vos velkam kojas. Jau labai pavargom. Ir šuniukas pavargo. Ir Luiza Elena pavargo. Imk pavesk Mūzą. Pažiūrėkime, kiek žingsniukų padarėme. Taip. Ką mano laikrodis rodo? Laikrodis rodo 10 134 žingsniai. Mes gyvename štai ten viename iš šių namų. Ir šis parkelis, šita žaidimo aikštelė, tai čia mano vaikai visada ateina į šią žaidimo aikštelę. Čia aš vedžioju šuniuką ir viskas. Aš atsisveikinu su šiuo video. Iki kito karto. Ate.